Jau, sveiki visi, čia V. Rugsėjo 4-6 dienomis pas mus Miesto Vilkų festivalis. Šiais metais turėsim 4 scenos. Main stage, Sound stage, pat turėsim Bushmill stage'as, kuris bus lofte, labai daug įdomių grupių. Labai džiaugiuosi, kad šiais metais bendradarbiavom su Vilnius Music Week. Stovim dabar toje vietoje, kur stovės jų pagrindinė scena. Be Vilnius Music Week stage'o lauke turėsim dar taip pat legendinį cechą KM8. Čianais vyks rastadienis, Balkanaktis, šeštadienis elektroninės muzikos vakarėlis. Ir patekimas būtent į cechą ir Vilnius Music Week bus nemokamas visiems. Čia galės apsilankyti visi miesto svečiai, kaip ir per sostinės dienos. Bet patekimas į Soul stage'ą ir į Bushmill stage'ą yra mokamas, bilietai dabar jau prekyboje. Tai va, ir be visų minėtų grupių, be galybė visokių atrakcijų, kino teatras, pop-up galerija. Taip pat ir Revizila Rusys atsigauna bent vienai dienai kartu su rastadieniu, ketvirtadienį. Atsiminkite, šį kartą pati stipriausia selekcija ir pats stipriausias garsas iš Amo komandos, iš Dženglist LT ir iš visų tų, kurie mėgsta stipriai padaužyti, kadangi tam tinkama vieta, atmosfera. O šeštadienis didžioji scena, Menų fabrikas Loftas, Random Movement iš Jungtinių Amerikos valstijų, vienu geriausių šio meto drum and bass prodiuserių ir atlikėjų. Taigi pasiruoškite, visas geras lietuviškas line-upas, Menų fabrikas Loftas nuo rugsėjo 4 iki 6 dienos. Music Weekas šiemet važiuoja į Loftą. Labai džiaugiamės, kad Loftas mus įsileidžia. Galvoju, kad be seminarų, kuriuos mes darom, be kitų scenų, Lofto scena taps šiais metais viena iš svarbiausių mums. Kviečiu dar kartelį visus į Loftą. Loftas Fest pagerėja dar labiau, nes jį keliasi Balkaną ceche 48 penktadienį nuo 10 vakar. Baltic Balkan, Malalata iš Čekijos, sveiksim. Loftas Fest festivalyje. Viena ryškiausių žvaigždžių, kurią labai raginu pamatyti, yra Colas Jar projektas Dark Side. Pirma dėl to, kad jie yra aktualūs šių dienų atlikėjai, ne taip kaip Scorpions, Roxette ar Slade. Susi Quattro visų antra, jie groja labai gražią muziką. Su trečia tai yra viena paskutiniųjų galimybių juos pamatyti gyvai. Siūlau kreipti dėmesį į lenkus Rebecca, labai smagus synth-pop duetas. When Scenes Go Machine yra kažkas tai tobulo. Buvau jų koncerte anksčiau, kai jie atvarė į Loftą ir tie, kas nebuvote, nematėte, tai labai rekomenduoju rock'n'roll. Na kągi, nepabijokime šito žodžio. Atvyksta dubstepo šalai, turėsim šviesaus ir juodo dubstepo. Atvyksta tokie vardai kaip Kaidžių, Leon Switch, Demon, RSD. Turėsim gerą vakarą, gerą festivalį, visi beiseriai, come in. So, see you at Loftas Fest. Peace.